maklės, nesąmonės ir išgerinėjimai ir taip toliau. Ir, gyveni pasaulį, tiesiog gyveni, o Dievas reikalingas tik, kad kažkaip palaimintų tau verslus vos ne ir kad sveikatą. Ir taip, nežinau, praėjo kažkiek tai metų tokio tradicinio tikėjimo, atsirado kiti draugai, visokie verslininkai, gražūs namai, gražios mašinos, gražios žmonos, ten susipažinau su jais, pradėjau draugauti, važinėti ten po keliones įvairias, po visą pasaulį. Man jie irgi atrodė tokie, kaip pasakyti, jau tuo metu tokie, kaip pasakyti, siekiau būti panašiu į juos. Kaip Algis sakė, reikia siekti su kažkuo, tai tokiu, kaip pasakyti, išmintingesniu bendrauti. Tai man jie atrodė tokie tikrai išmintingi vyrai, bet ten, kai pradėjau su jais draugauti, tai ten pasirodo, ten tokia velneva dar didesnė negu ten paauglystėje aš su tom gaujom. Ten bent jau būdavo kažkokie vienas kitą gerbdavai, ten palaikydavo vieni kitus, ten, žodžiu, gindavo, o ten buvo, nežinau, už akių gražios šeimos, viskas ok, bet jie ten turėjo po kelias moteris, tos moterys po kelis vyrus, o iš išorės atrodė viskas labai gražiai, prie stalo jie niekad nesipyksta, viskas tokiose kaukėse gyvena žmonės ir aš pamačiau tą visą iš arti. Mes važinėdavom po visokias ten Belgijas, mašinom prekiavom, tai ten pakeliavom su jais ir aš pats tapau toksai kaip ir jie ir aš tą patį pradėjau daryti. Išėjau iš namų, buvau neištikima žmonai, ten išėjau iš namų. Bet nežinau, kelis mėnesius taip gyvenau, pusę metų gal, išėjęs iš namų ir vieną dieną nuvažiavau ten į tokią bažnyčią vidury miško, į Pamerą, atsimenu, ir ten buvo toks pamokslas, kad vyrą bando paimti velnias valdžia, garbė ten šitais dalykais, bet jeigu nepavyksta, tai jo paskutinis ginklas tai atsiunčia gyvatę, tai moterį, tai dažniausiai visi pasimauna. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, tai aš tas, pasimoviau. Ir galvoju, bet žmona nežinojo to, bet galvoju, aš pasakysiu jai, ta prasme, nuvažiuosiu pas ją ir padarysiu tokią išpažintį, kad mes padėtum tašką, nes dar jinai tikėjosi, kad čia mes kažkaip tai atkursim tą šeimą, bet aš jau nemačiau ten jokių prošvaiščių. Galvoju, nuvažiuosiu, pasakysiu aš jai viską, ką visą tokią išpažintį padarysiu ir tikrai padėsim tašką kažkaip pradėti, kad ją paleisiu, jinai mane, gyvensim toliau. Ir nuvažiavau, sakau, klaus, ką nori, nes buvau toks, jaučiausi purvinas. Žinai, jinai apie mane daug geriau galvoja, negu iš tikrųjų aš buvau, bet mane tas slėgė. Nuvažiavau, sakau, klaus, ką nori, sakau, viską papasakosiu, viską papasakau ir galvoju, baigsim čia viską. Bet toj vietoj įvyko irgi toksai, aš tik vėliau supratau, kad jūs pažinsite tiesą ir ta tiesa jūs kai tiesą išsakai žmogui, tikrai išlaisvino mane patį ir žmona pradėjo keisti, žmona apsikaltino gal save, kad jinai sako, aš čia buvau irgi kalta, kad čia taip įvyko. Ir nuo tos akimirkos, nuo tos išpažinties mes pradėjom atviriau bendrauti, atviriau kalbėtis, ne iš karto ten tai pavyko, bet įvyko toks stebuklas, kad aš neužilgo grįžau į šeimą. Pradėjom gyventi, pradėjom kalbėtis vienas su kitu, nes iki tol tai būdavo, ten mėnesiais galėdavom nesikalbėti, svarbu aš pinigų duodu, jinai ten su draugiam ar su draugais ir ten toksai buvo gyvenimas. Bet nuo tos vietos pradėjom bendrauti, pradėjom kalbėtis, gal taip jau artimai, gal pirmą kartą gyvenime. Bet vis tiek mes to Jėzaus nepažinojom.
vis tiek ta tuštuma kažkokia buvo. Kažkas ne taip, aš pradėjau vaikščiot, ieškot, į bažnyčią eidavau, bet manęs neužpildydavo ta bažnyčia, tie pamokslai, kažkas tai pradėjau ieškot kažkur giliau, pradėjau ieškot ten visokias filosofinės knygas, pradėjau skaityti ir papuolė ten tokia knyga visų ligų priežastys kažkaip ir galimybės jas įspręsti, visų ligų ir problemų priežastys ir galimybės jas įspręsti. Mane jinai užkabino ir tas autorius ten lietuvis, jisai priiminėdavo ten žmonės ir aš pas jį nuvažiavau, jis ten kalbėjo, kad sako, žmogus turi gyventi aukštam dvasinį lygį, tada jam neims jo nei ligos, nei jokie, žodžiu, neturės problemų, nei ligų, nieko, viskas seksis. Tai vat pradėjau, galvoju, reikia kažkaip tą lygį pasiekti. Tai nuvažiavau, aš pas jį nuvažiavau, vienu žodžiu, sakau, ar gali tą lygį man pamatuoti. Sako, lygiai yra iš vis 16 lygių, bet 16 lygį gali ten pasiekti, tai yra Jėzus ir ten prie Jėzaus dar priskyrė kitus, Eibaba ten, žodžiu, ten visokie, Buda ten ir visus sumalė į vieną, dievukus ir Jėzų ir visus. Tai 16 tik jie gali pasiekti, o žmogus, sako, 14 gali maksimum. Sako, aš turiu 14 lygį, žinai, tai esi mokytojas. Ne, mokytojas 14, sakau, man gali pamatuoti. Man pamatavo, sako, 3, pastavau 3. Ne, 3, tai sakau, tai kaip čia dabar palyginti, gerai ar blogai? Sako, tai bomžas, sako, bomžo lygis yra 2. Tai aš sakau, jau čia, eik tu savo galvoju. Aš į bažnyčias vaikščiodavau, ten tuo metu negeriau nieko, ten toksai, įsivaizdavau, kad tikrai tą lygį normalų turiu. Ir pradėjau siekti ten to lygio, ten žodžiu, ten ką jisai pasako, kaip tą lygį pasikelt, ten skaičiau tas knygas. Ir vieną dieną ten nuvažiavau, jisai sako, 10 dabar jau tavo lygis. Tai kai 10 buvo lygis, tai aš išėjau iš jo, net eisena mano pasikeitė. Bet neišlaikydavau aš to lygio. Atvažiuoju, sako, vėl 4. Taip sviruodavau, žinai. Aš jau įsitempęs, ten irgi jisai ten kalbėjo, 10 Dievo įsakymų reikia laikytis, ten nesikeik nieko. Tai aš ten nesikeikiau, negeriau nieko, įsitempęs buvau ir to lygio nepavykdavo išlaikyti vieną dieną, bet pradėjau vieną dieną abejoti, nes, jis galėdavo pamatuoti lygį ir kitų žmonių, kaip paprašydavau. Tai aš, tuo metu jausdavau, kad, buvau vienišiausias jaučiu žmogus, nes su kuo bendraudavau, aš visų prašydavau, kad išmatuotų ten to draugo, to, ir jeigu žemas lygis, aš tada jau nelabai bendraudavau ir ten likau vienas galų gale, nes aš, nėra su kuo bendrauti, nėra to levelio, žinai. Dabar tai aš dabar galvoju, tiek brolių turiu, po įtikėjimo, wow, tikrai ne vienišas, bet tuo metu aš buvau vienišas. Tai matuodavo su tokiom virbulėm, vienu žodžiu. Su virbulėm matuodavo. Oi, karšta. Žodžiu, jo, ir vieną dieną pradėjau abejoti. Suabejojau, žmona mane išlydėjo pas tą vyruką, iš namų išėjau, bet mane taip palaimino išeidama visokiausių keiksmažodžių išgirdau, palaimino žmona, eik tu, išlydėjo, o aš nieko, žodžiu, priėmiau tą, nuvažiuoju pas jį, sakau, koks mano levelis, aš nesikeikiau nieko, bet žmona tai ten visais keiksmažodžiais mane išlydėjo. Sako, pas tave 4, šiandien. Sakau, gali žmonos pamatuoti, žmonos 10. Tai
galvoju, kamerėplės, čia kažkaip. Jo, ir pradėjau. Nu, bet šiaip aš pas jį ten kreipdavausi, ar ten perku kokias žemės, ar parduodu ten, žodžiu, jeigu sako ten gerai, tai aš perku, jeigu negerai, tai neperku. Nu, žodžiu, jis mano buvo asmeninis toks konsultantas. O pinigų neįdavo? Imdavo, pinigus. Jo, tai imdavo. Bet pradėjau abejoti ir tikrai vieną dieną, nu aš eidavau į bažnyčią ir visą kitą ir aš, kaip pasakyti, ieškojau to Dievo ir tikriausiai Dievas matė man.